Viena religinio pobūdžio organizacija užsimojo apsaugoti Lietuvos vaikus nuo erotinio pobūdžio reklamų. Esą jos prisideda prie neplanuotų nėštumų, prie venerinių ligų plitimo, veda iš doros kelio, skatindamos nepilnamečių lytinį apetitą. Aktyvistai siekia, kad reklamų su užuominomis apie lytinius santykius visiškai neliktų jokiose viešose vietose, televizijoje, radijoje. Štai tokią peticiją nagrinėja mūsų Seimo komisija. Erotinių prekių pardavėjai savo ruožtų tikisi sveikos valdžios nuovokos ir baiminasi, kad Lietuva netaptų Afganistanu. Ar tavo vaikas kada buvo praėjęs pro tokią reklamą? Tai neprovokuojanti vaizduotė. Tai Lietuvos realybė. Erotinės reklamos šalia mokyklų, stotelėse ar net socialiniuose tinkluose, vaikų akise. 31 Justas savo susuktame video erotinio turinio reklamų fone nerimauja, kad pavyzdžiui tokie moters su seksualiais apatiniais vaizdais sužalos vaikus, esą tai didina paauglių lytinį apetitą. Vyras kviečia pasirašyti peticiją reikalaujančią uždrausti visas viešas erotinės reklamas. Laikas veikti. Mes sakom stop, mes sakom gana, mes norime tai būtų pirmas žingsnis, kad ta seksualizacija mažėtų, aišku, iš to sekantis veiksniai, kaip tarkime neplanuoti nėštumai, venerinės ligos, nesveikas požiūris į save, savo kūną ir panašiai, visą tai skatina. Per Baltic Pride eitines šventintą vandenį dalinęs ir kvietęs eisenos dalyvius užsukti į bažnyčią, viešosios įstaigos Rožinio kelias vadovas siekia, kad erotinių reklamų Lietuvoje neliktų nei televizijoje, nei radijuje, nei reklamų stenduose ar kitose viešose vietose. Nemokama, Jėzus mus myli. Orgazmo investicijos tai nėra vaikų žodynas ir tas mūsų požiūrį neturėtų būti rodoma. Ir man atrodo, kad tai yra labai logiška, natūralu. Ir mes kviečiame visus eiti doros keliu. Mielas broli ir sesė. O kelio į dorą dabar tenka ieškoti ir Seimo peticijų komisijai, kuri nagrinėja ir svarsto, ar tenkinti Justo peticiją ar ne. Tiesa, Justo iškeltą problemą gegužę narstė ir tarpžinybinė vaiko gerovės taryba, nuo nevyriausybininkų iki dalies ministerijų atstovų. Padovanok save, mūsų mamai ir tautai. Sprendimų neturime, jį priimsim spalio 8 dieną, tai labai daug nenorėčiau skleisti, kad nepakenkti pačiam, sakykime, sprendimui, nes ir komisijos nariai dėl tikrai matyti svarbiaus, sakykime, sąlyginai Lietuvai peticijos, nes tai liečia ir vaikus, ir suaugusius, ir tėvelius, tai nusprendėm dar pasigilinti. Organizatorių toks galutinis tikslas, tai apskritai galbūt mūsų verslą būtų uždrausti. Tai pasaulyje turbūt yra keletas tokių šalių, kur, tarkim, erotinės prekės visiškai yra draudžiamos, tai Afganistanas, Iranas. Ir iššluoti, kad ir štai tokius stendus su erotinių prekių parduotuvių reklama. Tai juos, kas labiausiai baugina, tai žodis seksas. Tiesa, kai kuriems gyventojams erotinio turinio reklamos akių nebado. Investicijos į orgazmą. Labai įdomi tema, bet nežinau, man niekad kažkaip problemų, kadangi neturėjau, tai ir neužkliūva. Nesu tų dalykų gal ir paslaugų vartotojas, gal be reikalo. Nematau priežasties, dėl ko reikėtų drausti iš tikrųjų. Nes ir nieko blogo, jie tokio nerodo. Internete baisesnių dalykų galima prisižiūrėti. Skaito tėvai, skaito vaikai, žiūri visi. Tikrai nereikėtų. Būtinai uždrauskite už šitokius dalykus. O kam? Jau tėvės, ko žinom. Vaikučiai mažiukai žino. Atskirti labai sunku tą amžių yra. Tai nuo kada pradėti leisti žiūrėti, nuo 16, nuo 14 niekas negali nustatyti šito dalyko. O kokias reklamas nepilnamečiai gali matyti, reglamentuoja Lietuvoje šiuo metu galiojantis visuomenės informavimo ir nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymai. Realybėje visiems vaikams laisvai prieinama ir bet kokia pornografija, draudimai galioja tik teoriškai. Išsišokančiomis reklamomis garsėjančios erotinės prekių parduotuvės vadovas teigia, kad įmonė nėra gavusi nei vienos nuobaudos dėl nederamos ir moralės ribas peržengiančios reklamos.
Labai tikiuosi, kad užteks tos sveikos nuovokos mūsų valdininkams ir viskas baigsis tiesiog kažkokiu šių tikinčiųjų pasipiktinimu, kad jie pasipiktins, pasijaus, kad irgi kažką padarėme vardant savo tikėjimo, na ir grįž prie savo maldų. Seimo peticijų komisija žada kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą bei reklamos etikos komisiją ir klausti, ką jie mano dėl siūlymo uždrausti erotinio pobūdžio reklamas.